Atsidarę interneto naršyklę įveskite svetainės adresą www.manoelektra.lt. Jeigu jau esate užsiregistravęs, skiltyje privatiems klientams įveskite prisijungimo vardą, slaptažodį, spustelėkite prisijungti ir jūs pateksite į savitarnos svetainę. Jeigu esate naujas savitarnos svetainės lankytojas, pirmiausia turite užsiregistruoti. Taigi, pirmiausia pasirinkite skiltį privatiems klientams ir spustelėkite registruotis. Registracijos laukeliuose vardas ir pavardė, įrašykite savo vardą ir pavardę. Laukelyje vartotojo kodas įveskite jums skirtą 7 skaitmenų vartotojo kodą, kuris yra įrašytas jūsų ir Lesto sutartyje bei jūsų atsiskaitimo knygelėje. Kitame laukelyje įveskite 4 paskutinius savo asmens kodo skaičius. Tada spustelėję tęsti registraciją, jūs pereisite į antrąjį registracijos etapą. Laukelyje prisijungimo vardas, sugalvokite ir įrašykite prisijungimo vardą, kuriuo vėliau prisijungsite prie savitarnos svetainės Mano Elektra. Spustelėję tikrinti galimybę sužinosite, ar jūsų sugalvotas prisijungimo vardas nėra užimtas. Jeigu jis yra užimtas, pasirinkite vieną iš siūlomų variantų arba sugalvokite kitą. Po to įrašykite savo slaptažodį ir jį pakartokite. Būtinai nurodykite savo elektroninio pašto adresą, fiksuoto ir mobiliojo telefonų numerius, kad prireikus Lesto klientų aptarnavimo specialistai galėtų su jumis susisiekti ir perduoti aktualią informaciją. Susipažinkite su savitarnos svetainės naudojimosi taisyklėmis. Jas perskaitę pažymėkite varnele su savitarnos svetainės taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Spustelėkite registruotis, o tuomet prisijungti. Suveskite registracijos metu sugalvotus prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jeigu įvedant duomenis nebuvo klaidų, sveikiname. Jūs prisiregistravote prie savitarnos svetainės Mano Elektra. Svetainės Mano Elektra dešinėje pusėje rasite naudingas nuorodas, o kairėje puslapio meniu. Mano Elektros meniu punkte nustatymai galite pakeisti arba patikslinti vartotojo duomenis. Savo prisijungimo vardą, slaptažodį, elektroninį paštą, fiksuoto ir mobiliojo telefono numerius. Atminkite, tikslus duomenys yra labai svarbus, jei norite gauti jums aktualią informaciją. Nustatymų skiltyje informavimas galite užsiprenumeruoti Lesto pranešimus. Informacija apie elektros energijos tarifų pokyčius, elektros energijos tiekimą ir kitą naudingą informaciją. Bei pranešimus apie laikiną elektros tiekimo sustabdymą jūsų būsto teritorijoje dėl planuojamų elektros tinklo remonto darbų. Jeigu atsiskaitote pagal sąskaitas arba tiesioginio debeto būdu, savitarnos svetainės meniu punkto paslaugos skiltyje rodmenų deklaravimas galite įvesti faktinius einamojo mėnesio rodmenis, pagal kuriuos jums bus išrašyta sąskaita. Skiltyje tiesioginis debetas prisijungę prie savo internetinės bankininkystės svetainės galite sudaryti Lesto tiesioginio debeto sutartį. Jeigu šią sutartį jau sudarėte anksčiau, šiame skyriuje rasite ir tiesioginio debeto nustatymus. Daugiau informacijos apie šį mokėjimo būdą ieškokite Lesto tinklalapyje www.lesto.lt. Skiltyje įvykių istoriją matysite elektros apskaitos prietaiso skaitiklio įrengimo datą, skaitiklio patikrinimų datas ir jų metu užfiksuotus rodmenis, tarifo plano keitimo datas ir kitą naudingą informaciją. Jeigu jums priklausančiame objekte ilgiau kaip mėnesį nebus vartojama elektros energija, praneškite apie tai Lesto. Tai galite padaryti savitarnos svetainės Mano Elektra skiltyje laikinas nevartojimas. Joje nurodykite datas, kada planuojate nevartoti elektros. Pažymėkite, jei norite, kad Lesto jūs informuotų apie nevartojamos elektros termino pabaigą. Skiltyje tarifo plano keitimas jūs galite pasikeisti turimą mokėjimo planą į bet kurį kitą tuo metu galiojantį ir jums labiausiai tinkantį planą. Tarifo planą pakeisti galite vieną kartą per 12 mėnesių. Elektros suvartojimo laukelyje peržiūrėkite Lesto apskaičiuotą jūsų vidutinį suvartojimą, jei reikia jį patikslinkite, ir stumdami paros laikos lankiklį nurodykite, kiek suvartojate elektros dienos ir nakties metu. Spustelėkite rodyti palankiausią.
Palankiausias mokėjimo planas bus pažymėtas prierašu palankiausias. Tuomet spustelėkite rinktis. Susipažinkite su visa informacija ir taisyklėmis. Pažymėkite varnelę su taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Pasirinkite jums patogiausią mokėjimo pranešimų pateikimo būdą ir spustelėkite patvirtinti ir tęsti. Perėję į paskutinį langą, dar kartą spustelėkite patvirtinti. Įvykus plano keitimui, šis faktas bus atvaizduotas meniu punkto atsiskaitimai ir įvykiai skiltyje įvykių istorija. Atidarę meniu punktą pranešimai, rasite gautus Lesto ir jūsų siųstus pranešimus. Čia galite parašyti savo klausimus arba perduoti aktualią informaciją bendrovės klientų aptarnavimo specialistams. Jeigu atsiskaitote naudodamiesi atsiskaitimo knygele, meniu punkto atsiskaitimai ir įvykiai skiltyje mokėjimų istorija, matysite jums taikomą tarifų planą, galiojantį tarifą suvartojimo vidurkį. Skiltyje tiesioginis debetas prisijungę prie savo internetinės bankininkystės svetainės, galite sudaryti Lesto tiesioginio debeto sutartį. Jeigu šią sutartį jau sudarėte anksčiau, šiame skyriuje rasite ir tiesioginio debeto nustatymus. Daugiau informacijos apie šį mokėjimo būdą ieškokite Lesto tinklalapyje www.lesto.lt. Skiltyje įvykių istorija matysite elektros apskaitos prietaiso skaitiklio įrengimo datą, skaitiklio patikrinimų datas ir jų metu užfiksuotus rodmenis, tarifo plano keitimo datas ir kitą naudingą informaciją. Jeigu atsiskaitote naudodamiesi atsiskaitimo knygelę, savitarnos svetainės meniu punkto paslaugos skiltyje atsiskaitimo knygelė, galite nemokamai užsisakyti naują atsiskaitimo knygelę. Jums tereiks įvesti adresą, kuriuo pageidaujate gauti knygelę ir nurodyti, ar norite gauti informaciją apie paslaugos įvykdymą. Primename, kad tiesioginis debetas yra pigesnis ir patogesnis atsiskaitimo būdas už mokėjimą pagal atsiskaitimo knygelę. Jeigu jums priklausančiame objekte ilgiau kaip mėnesį nebus vartojama elektros energija, praneškite apie tai Lesto. Tai galite padaryti savitarnos svetainės Mano elektra skiltyje laikinas nevartojimas. Joje nurodykite datas, kada planuojate nevartoti elektros. Pažymėkite, jei norite, kad Lesto jūs informuotų apie nevartojamos elektros termino pabaigą. Skiltyje tarifo plano keitimas, jūs galite pasikeisti turimą mokėjimo planą į bet kurį kitą tuo metu galiojantį ir jums labiausiai tinkantį planą. Tarifo planą pakeisti galite vieną kartą per 12 mėnesių. Elektros suvartojimo laukelyje peržiūrėkite Lesto apskaičiuotą jūsų vidutinį suvartojimą, jei reikia jį patikslinkite, ir stumdami paros laiko slankiklį, nurodykite, kiek suvartojate elektros dienos ir nakties metu. Spustelėkite rodyti palankiausią. Palankiausias mokėjimo planas bus pažymėtas prierašu palankiausias. Tuomet spustelėkite rinktis. Susipažinkite su visa informacija ir taisyklėmis. Pažymėkite varnelę su taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Pasirinkite jums patogiausią mokėjimo pranešimų pateikimo būdą ir spustelėkite patvirtinti ir tęsti. Perėję į paskutinį langą, dar kartą spustelėkite patvirtinti. Įvykus plano keitimui, šis faktas bus atvaizduotas meniu punkto atsiskaitimai ir įvykiai skiltyje įvykių istorija. Atidarę meniu punktą pranešimai, rasite gautus Lesto ir jūsų siųstus pranešimus. Čia galite parašyti savo klausimus arba perduoti aktualią informaciją bendrovės klientų aptarnavimo specialistams.